Kad ir kur būtumėte, jūs visur lydi žmonės. Toks jūsų pašaukimas, darbas ne tik priimti žmogų, bet paprastai parodyti, paliudyti žmonėms Dievą. Taip, kadangi mes esam bendra keleiviai, tai ir pačiam norisi būti prie žmonių, šalia žmonių ir žmonės mielai glaudžiasi, kai jie saugiai jaučiasi. Jūs kaip ganytojas vis einate pas savis ir atrodo, kad nelabai svarbu, kur tas tvartelis yra, svarbu santykis, svarbu žmonės. Ir žmonės prisiriša ne prie vietos, o prie žmonių, vieni prie kitų turbūt. Tas labai aišku yra buvę, mes išgyvenom Šventų Jonų bažnyčioje, kai ten pradėjau prieš 9 metus, kunigas Eitvydas Merkys po 6 metų išėjo į Šventos Onos bažnyčią ir su juo apie 100 žmonių iš tos bendruomenės, kuri per 6 metus labai gražiai suaugo. Tai paskui tai buvo toks kaip pasimetimas, o paskui pamažu mes 2-3 ten pamainom dirbom, vėl susidarė ta bendruomenė ir aišku, ir prisirišus prie kunigo ir kunigų, kurie ten dirba ir atvirkščiai, jau tampame bendruomenė, o ne tik masė pastate. Čia yra esminis dalykas. Mes apie tikėjimą išmokstam iš tėvų, kurie yra žmonės. Ne iš namų sienų, bet iš gyvų tėvų, senelių. Panašiai ir toj didesniai bendruomeniai. O kaip visgi nepririšti kažkaip prie savęs, bet nes kartais būna, kad iškeliauji ar išeini tiesiog ir kaip tie žmonės, kaip avis be piemens, kaip tą Dievą nurodyti jiems. Čia yra tas amžinas, nenoriu sakyti kaltinimas, įtarimas, kad jeigu žmonės, kuri nors kunigą ar seselę ar mokytoją mėgsta, kad tas ieško žmonių palankumo ar pataikauja žmonėm. O čia nėra tas, yra nuoširdus santykis ir žmonės prisiriša ir paskui galų gale suvokia, kad nėra nei bažnyčios pastatas, nei kunigas, nei kiti nariai kaip tokie, jie tą viską praturtina, bet esminis ryšys yra žmogaus ir žmonių su Dievu, su Kristumi, negali atskirti draugystės nuo tikėjimo ir nuo bendruomenės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų klaidas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mums nuodėmėti, bet gelbėk mus nuo pikto. Pasirodė ne per seniausiai jūsų knyga Piktas Dievas yra miręs. Ta nuostata atrodo lydi jūs visą gyvenimą, bandote savo gyvenimą įdiegti, tai ir kitiems savo elgesiu tarsi rodote, kad pykčio žmoguje neturi būti. Aš manau, ir tiek pavadinimas, tiek knygos turinys, arba ką žmogus bandai perduoti, yra, kad daug žmonių yra užsikirtę, užkliuvę už tai, kad mano, kad Dievas baudžia. Suserga, numiršta, susižeidžia, kokia kita nelaimė, už ką Dievas baudžia. Ir mes ieškom tos priežasties ne ten, kur ji yra. Ir ant Dievo kraunam, žinoma, Dievo ginti nereikia, jis pats moka apsiginti. Bet svarbiausia, kad žmogus savo kelią užkerta į tą bendruomenę, kuri gali būti atrama, sakydamas, kad bažnyčia tik turtam arba ten kunigai vienokie ar žmonės davatkos kitokios. Tai, kad Dievas yra maloningas ir ieško kaip žmogui padėti. Mes vaikams sakom, kad Dievas yra žmogaus bičiulis. Tai yra visai kita pradžia, negu kad Dievas už gerą atlygina, už blogų baudžia, kaip senam katekizme. Tas yra neteisybė, yra nekrikščioniška, bet mes kartas vaikus to mokėm. Tai labai svarbu, jeigu kas nors įvyksta negero, ne kad Dievas baudžia, bet ieškot, mes užteršiam upę, užteršiam žemę, nesaugiai vairuojam ir todėl tas įvyksta, ne dėl to, kad Dievas baudžia. Maldoje, sako, belskite ir bus atidaryta, prašykite ir gausite, o iš kitos pusės sako, kad viskas Dievo valia, kaip tai suderint, priešpriešą gal. Taip, nes kartais mes sudarom įspūdį, kad čia yra mano valia, o ten yra Dievo valia. Bet normaliai Dievo valia apsireiškia per tai, ką žmonės nori, trokšta, daro, kokias dovanas žmonės turi, įgimtas ar įgytas dovanas, įgūdžius, polinkius. Per tą apsireiškia Dievo valia tam žmogui arba tiem žmonėm.
išlikti gyvais ir gyvais visom prasmėm, fiziniai ir psichologiniai ir dvasiniai, vieni kitiem padėti, čia yra Dievo valia. Ir Dievas yra kaip mama. Aš vis žiūriu, kai mama ir močiutė ar auklė vedžioja vaikus po Sereikiškių parką. Tas vaikas eina, randa kažkokį lapelį ar vabalą, tai suaugęs žmogus su aukštu išsilavinimu eina paskui mažą vaikelį žiūrėti kažkokio akmenuko. Tai yra visiška nesąmonė, nepraktiška. Bet Dievas lygiai taip pat. Žmogus kažką sprendžia, Dievas eina paskui ir šalia. Nėra taip, kad sėdi ir pyksta, kodėl tas žmogus eina į kairę, o ne į dešinę. Ir tą ne aš sugalvojau, čia joks mano tikėjimas, čia Jėzus taip sako. Tas belskite ir prašykite yra kaip tik, kad žmogus sugebėtų savo širdį suderinti tai, kas yra dora, kilnu, naudinga su savo galimybėm. Dievas visat šalia eina, tik mes kažkaip kartais nesugebam pastebėti ar kaip. Taip, čia yra geriausias pavyzdys yra Abraomo vergė, su kuria jis sulaukė Išmaelio, kito sūnaus. Abraomas turėjo ją išvaryti, Sara privertė jį išvaryti tą mamą ir vaikelį į dykumą. Ir jie sėdė ir abudu miršta nuo troškulio ir jį verkia, kad vaikelis verkia ir turbūt numirs. Ir nepastebi iki vėliau, kad už jos nugaros yra šulinys toje oazėje. Ji nematė, ne Dievas tą šulinį iškasė, kai ji pradėjo dejuoti ar vaikas pradėjo verkti, bet tas šulinys visada buvo, tik tai ji žiūrėjo į tą pusę, o ne į aną. Tai tas pats yra su mumis, tas žiūrėti plačiau, aš Dievo nejaučiu, nematau arba nepatiriu, tas nereiškia, kad jo nėra ar kad jis neveikia, yra tik tai, kad aš kitur esu nukreipęs dėmesį arba dabar yra toks laikotarpis, kur man reikia suaugti, subręsti, kad naujom akim matyčiau. Ne vaikystės akys jau gali nebetikti, kai aš esu suaugęs arba pasenęs. Pažiūrėkit, mes sakom, kad žmonės, kurių sąžinė rami, greitai užmiega, ar ne? Kodėl? Kadangi aš užmigsiu ir nebežinau, kas atsitiks. Aš taip sakant, patikiu save miegui, nakčiai, tamsai, galim sakyti Dievui, štai mes vakare ir melčiamės. Kad jeigu aš globok mane ir jeigu aš pabusiu, ar ne, tada suteik savo malonę, o jeigu numirsiu, tai paimk mane pas save. Ar atleisk mano kaltes ir paimk mane pas save. Tai net kasdien yra toksai atsidavimas. Tas pats yra meilė tarp vyro ir moters, ar draugo ir draugės, ar iš viso tarp draugų, kur dalį savęs patikė ir pasitikė, kad tas kitas žmogus, asmuo nenuvils. Tai yra tokie maži tikėjimo žingsneliai iki jau to didelio taip, kurį žmogus sako, kai miršta. Kad aš nežinau, kas ten yra antroj pusėje, bet anapus, bet aš pasitikiu tą meilingų Dievu ir tvirtai stengiuosi tikėti, kad Dievas yra meilingas ir nenukrisiu į tą bedugnę, bet paims į savo glėbį. Čia yra, man atrodo, nuolatinės pratybos. Ir kai mes auginam kitus ar auklėjam, kaip čia stovyklose, tai tas ir yra, kad vaikai ir paaugliai ar kiti žmonės galėtų išmokti pasitikėti, kadangi aš lieku ištikimas, aš nenuviliu jų. Ir priežastis yra kaip tik, kad jie sugebėtų pasitikėti. Jeigu žmonėm pasitikė, tai ir Dievu pasitikė. Ir atvirkščiai. Ne, dabar nereikėtų vaikščioti. Čia turbūt pieva.
Aš taip ir sakau. Tai ką petiškė? Ne, aš sakau lepetiškė. Tai va, tai mes ir sakom, kad jūs sakot lepetiškė. O, aš gerai sakau. Kartais būna ir tuos mažus žingsnelius sunku daryti ir žmonėmis pasitikėti kažkoje lyg baimė ir būni lyg bijai nusivilt ar kad tave nuviltų kažkaip skaudint. Taip, ir tada aišku yra dvi galimybės. Viena tapti storžieviu, kur nekreipia dėmesio į nieką, nei į savo jausmus, nei į kito. Arba likti jautriu ir tada amžinai mokėti tą kainą, kai kas nors nuvilia, apgauna, neišpildo. Arba ir tuo pačiu, kai kas nors iššaukia tai, kas yra gražiausia ir geriausia. Atsiliepti tam kito žmogaus, kaip ir tyliam ar ne jautriam, nedrasiam balsui, pajusti ir atsiliepti. Ir tam reikia jautrumo ir jautrumas turi savo kainą. Ta mes matom ir iš Jėzaus. Jis amžinai, apaštalai nuvaro vaikus ir parašyta, kad Jėzus visas, lietuviškai nėra to žodžio, jis visas sudrebėjo arba ne kad trenkė jį, bet neįsiuto, aš nežinau net žodžio. Tiesiog visas šitaip suvirpėjo, visas, ne tik tai rankos ar lūpos ar žodžiai. Jį sujaudino tas apaštalų nejautrumas ir jo noras, kad kiekvienas galėtų prieiti. Ne, tai tas jautrumas turi savo kainą. Niekad beveik apie save nekalbat, vis apie kitus žmonės, per kitus pasakot ir apie rimtus dalykus kalbat vis su šypsena, tarsi juokaudamas. Tačiau dažnas katalikas ar lietuviai galbūt ypač rimti susikaupę, ar taip tik atrodo? Nemanau, kad tik atrodo, taip ir yra. Mes kartais įžiūrim, kad jau ar tikintis, ar žmogus meldžiasi, tai viską reikia daryti maždaug kaip per laidotuvės. Ir geros mišios tai yra, kur visi nukabinę nosis ir pilkais veidais. O krikščioniška tradicija yra visai kitokia. Yra toks žinomas dalykas kaip velykinis juokas, kur per Velykas, Velykų dieną pamokslai turi būti tokie, kad žmonės kvatotų. Ir tas reiškia ne tik šiaip savo kvatoja kaip kokioje smuklėje ar kur, bet jie tyčiojasi iš piktosios dvasios, kad Jėzus Kristus savo mirtimi ir prisikėlimu nugalėjo piktą. Ir mes galim pasityčioti iš velnio kipšo piktosios dvasios ir tas daroma bažnyčioje, pamokslo ar iš visų apeigų proga. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mūsų visų auką. Kaip kiti žmonės sako, aš tik mėgstu eiti į bažnyčią, kai nėra žmonių ir aš galiu susitelkti. Tai yra labai gražu, tik yra nesusipratimas, nes reikia susitelkti kitų laikų ir dar kitoj vietoj. Į bažnyčią ateinam su visais Dievui dėkoti ir išlovinti, nebūt patyliukais. Tas patyliukais turi būti ar namuose, ar savo kambarėlį, ar visai kita proga. Ir mes atskiriam, čia yra gyvenimas, darbas, mokykla, visuomenė, o čia yra bažnyčia. Tai aš tas 45 minutės sekmadienį aš jau katalikas, o kaip tas rišasi kitos 167 valandos ir 15 minučių. Kaip tas rišasi su tuo. O bažnyčia apima viską, arba mūsų tikėjimas apima viską, taip, apie viską galim kalbėti, daryti. Nėra, jeigu Dievas nieko nebijo, kiek mes žinom, tai kodėl mums reikia drebėti ar bijoti. Ir be to, jeigu kartais mes kokių nors žmonių vengiam, ar ne, tam tikrus, ar čia tie serga, ar tie savotiški, ar kitų pažiūrų,
O prie kur žmonės gali prisiglausti šiame pasaulyje, jeigu netikinčiųjų šeimoje? Kur tas tikėjimas duoda jėgų ar šeimą, ar bendruomenėje, ar parapijai, ar vyskupijai, ar nežinau, visai bažnyčiai, priimti žmonės tokius, kokie jie yra, kad ir savotiški, ar keisti, ar nukentėję, ar įskaudinti, ar įsigandę, ar, kaip mes sakom, nusidėjėliai kažkokie baisiausi, Jėzus tik daugiausiai su tokiais draugavo. Tai tas visas atvirumas padaro mūsų bažnyčią visuotinę, mes nesam sekta. O per tą laiką, kai jūs gyvenot Lietuvoje, berods kokį 10 metų, ne? 9. Ar pasikeitė kažkiek žmonės? Taip. Ir labai skirtingai prieš 15 metų ir dabar. Eini ir žmonės nežiūrėdavo viens į kitą, niekad akys atsitiktinai iš 10 ar 20 žmonių vieno akis pagauni. Šiandieną žmonės viens į kitą žiūri praeidami, ar čia pažįstamas, ar jeigu mama eina su mažu vaikeliu, ar tėtė stumia vežimėlį, aš vis pasižiūriu taip, koks vaikelis nusišypso, mama ar tėtė nusišypso. Yra toks žmogiškas ryšys. Yra daug gyviau, žmonės garsiai kalba, nesivaržo. Man atrodo, labai didelis skirtumas yra. Ir tas pats su studentais, prieš 15 metų nueidavai į žmonių grupę, kad ir jaunų, ir sakai, ar yra kokių klausimų, tai nieks nieko nesako, visi žiūri į batus ar į grindis. O šiandieną nespėjai pasakyti, ar yra klausimų, taip pat, ar iš vietos kalba, ar atsistoja, ar pakelia ranką, turi, visai kitas bendravimas. Ir ne tik jaunų žmonių, bet ir vyresnių, kurie užaugę ir subrendę sovietinėje sistemoje, bet jie nebebijo. Arba bent mažiau bijo. Daugelio lietuvių širdise ir atmintyje jūs taip atrodote ir išliksite kaip gerasis kalėdų senelis, kuris dalina ir dovanas, ir save, sakykit, ar tai Dievo kažkokia malonė. Labai gražu, kai maži vaikai sako, ateina kalėdų senelis, o visai ne gruodžio mėnuo. Labai gražu. Ir dar jeigu tenka nešti kokį maišą ar krepšį, kartais su knygom ar su kitais dalykais eini, tai jie žiūri ir galvoja, kaip čia laukia šilta, medžiai pilni lapų, o eina kažkoks kalėdų senelis. Bet ir dar kitas dalykas, jūsų pavardė labai gražiai siejasi su Saulė ir jūs mums kaip ir Saulutė buvot ir sakykit, dabar išvykstate ar paliekat kokių Saulės zuikučių po savęs? Tikėkimės, kad visi tie ryšiai, kurie buvo užmegzti ir ne tik ryšiai šiaip draugystės, bet visokie tinklai, bendradarbiavimas, rūpesčiai, kad tas yra toliau tęsis ir kad gyvendamas kitam pasaulyje galėsiu kuo nors padėti, prisidėti, reklamuoti, sakyti, kad toks ir toks dalykas daroma, tokia vaikų globa, arba žmonės su negale čia randa pagalbos, arba ten tikėjimo ir šviesos bendruomenė, ar kažkokia vienuolyja, parapija. Pasakot žmonėm ne apie politikos postus, kas ten atsitinka, ar tokius visus dalykus, kurių laikraščiai pilni, bet tą žmogišką pusę. Kai aš pažiūriu Lietuvos žemėlapį, tai apie kiekvieną taškelį, kurį pažymėčiau, yra kas nors pasakyti, kaip, pavyzdžiui, Kybartų parapijos jaunimas, kuri vieni iš pirmųjų, kurios pažinojau, turi ypatingą vietą mano širdyje, arba tikėjimo ir šviesos bendruomenė, vilties bendrijas, žmonių su protinė negalia, kurių stovyklose buvau ir asmeniškai pažįstu tiek tėvų, tiek šeimos narių su negalia. Žinoma, skautai nesiskaito, čia kita kategorija yra po visą Lietuvą. Įvairūs kaimai, kaimeliai, Pašilė, Žemaitijoj, nežinau, Panevėžy, tiesiog visur yra kas nors ypatingo, kas
lieka, kur išmokai ką nors, ar patyrei, ar ką nors bendro nuveikėm, kas turi ilgalaikius vaisius. Ir aišku, labiausiai studentai, nes su jais daugiausia laiko praleido per tuos 9 metus Vilniaus, Romerio, šiek tiek pedagoginio, dailės akademijos, muzikos akademijos. Tai čia jau aš labiausiai pasigėsiu studentų, kasdienio ryšio su studentais. Aš dirbau Brazilijoje, dabar kitais metais bus prieš 30 metų išvykau iš Brazilijos ir dar šiandieną atvyksta tų žmonių vaikai ar anūkai, kuriuos aš pažinojau suaugusius anais laikais ir mes toliau draugaujam, ne taip plačiai, aišku, susirašinėjam, žmogus padedi, kiek gali, bendrauji, nusinti, ko reikia, arba jie parūpina, ko reikia, kas būtų naudinga. Tai išlieka tie ryšiai. O vis vien, kaip mes seniau sakydavom, susitiksim dangiškoj puotoj ir tada Dievulis taip pasodins, kad sėdėsim šalia, taip arti, kad šalia visų kitų žmonių, nebus taip kaip prie stalo, kad esi 7 nuo ano, bet vieni prie kitų, kadangi kitos dimensijos. Tai reiškia, kad tas artumas išlieka. Per tą laiką, kai Bernardinai įsikūrė, tai jūs tapot vienas mūsų autorių. Ir mes tikimės, kol jūs grįšit atgal į Lietuvą, būt kažkokio tarsi tarpininkų tarp Lietuvos ir jūsų, ir gal galit ką palinkėti mūsų skaitytojams. O aš, kur tik esu važinėjęs po to, kai Bernardinai įsisteigė, tai jeigu žmonės jau sako, aš skaičiau Bernardinuose, tai aš jau nieko daugiau nesakau, nes žinai, kad tas žmogus eina teisingų kelių. O jei kas nors, tai kaip ten yra, tai kaip sužinot, ar bažnyčios, arba iš viso padori žiniasklaida, ne tik kažkokie paskalai. Tai sakau, tik pažiūrėkit Bernardinai LT ir viskas. Ir tada iš tenai yra nuorodos į visokias kitas vietas, kurios yra patikimos. Lygiai kaip jeigu eina į Bernardinų bažnyčią, tai žinai, kad tas žmogus išganytas, nebereikia dėl jo ar jos rūpintis, tai tas pats yra su Bernardinai LT, bet aš tą visai nuoširdžiai sakau. Svarbu, kad žmogus turėtų kaip ir raktą, paskui jo reikalas atrakinti ir eiti ir sekti, bet bent turi žinoti, kad čia yra tokia vieta, kur gali užsikabinti, jei ieškai ko nors padoraus ir kas turi ateitį, kas veda į ateitį. Tai mes pasitengsim būti ne tik raktas, o ir pašto dėžutė, kur ateis laiškai nuo jūsų. Labai mielai rašysiu. Ačiū. Ačiū už pokalbį. Labai mielai.